Добрый вечер. Labas vakaras. Я Aš доктор esu daktaras Симончини, Simončini, врач-онколог. gydytojas onkologas. И Aš рад тому, džiaugiuosi, что kad этот galiu jūs разговор дает supažindinti возможность su mūsų onkologinių ознакомить вас с tyrinėjimų результатами rezultatais. нашего онкологического исследования. Вы давно проводите исследования в Gydytoja этой сфере? klausia, ar jūs senai atliekate tyrimą šioje srityje? Kokie jūsų rezultatai? После многолетних Simončini исследований я atsako, пришел к po выводу, ilgamečių tyrimų что рак– это aš padariau инфекция, išvadą, kad vėžys новая инфекция. tai infekcija, grybelinė infekcija. Я Aš никогда не niekada верил, что netikėjau, kad генетика genetika является yra vėžio причиной atsiradimo возникновения priežastis. рака. Я пришел к выводу, и длительные исследования и Aš prieėjau успешные išvados результаты ir ilgalaikiai подтверждают мою tyrinėjimai теорию. ir sėkmingi Рак rezultatai возникает patvirtina из-за mano грибка, teoriją, а именно kad грибка vėžys atsiranda кандида dėl во всех его grybelio, вариациях. o būtent grybelio candida visose jo variacijose. Так Tai что, ką, опухоль augliai возникает atsiranda ne dėl из-за nenormalių ląstelių абнормального dauginimosi, деления клеток, kaip как tvirtina утверждает tradicinė традиционная onkologija, онкология. paprasčiausiai dėl grybelinės infekcijos? Инфекции. Secondo me è un'infezione fungina, infatti io sono partito dal fatto che un'altra infezione fungina che non viene riconosciuta Būtent taip, aš sužinojau, kad grybelinė infekcija ir psoriazė atsiranda dėl grybelio candida. in questa maniera anche un'altra malattia definita inguaribile, il tumore, in realtà è causato dalla candida. Auglių priežastis gali būti tokia pati, pagalvojau aš tada. Teorija apie nenormalų ląstelių dauginimąsi egzistuoja jau apie 100 metų, Но не подтверждается bet ši научными teorija moksliniais tyrimais niekada В то же nebuvo время patvirtinta. негативные последствия Ir visą tą ужасны. laiką negatyvios pasiekmės siaubingos. 8,5 миллионов людей. Nuo vėžio kasmet miršta apie 8,5 milijonų žmonių. 100 лет онкологических исследований. Praėjus 100 metų nuo tyrimo pradžios, tikroji vėžio priežastis iki šiol nenustatyta. Visi, ir ne tik gydytojai, kalba apie tyrinėjimus, apie auglius. Bet ar kas nors matė vėžį? Parla di cancro, il tumore sta sulla bocca di tutti, gli addetti ai lavori e non addetti ai lavori, però Kad pratęsti pokalbį tą temą, Как дальше разговаривать Pasižiūrėkime. об этой теме? io credo che sia opportuno, prima di parlare di un soggetto, tai kolonoskopija storosios žarnos. Толстой кишки. Čia matosi data. Дата. Šita masė tai auglys, kuris iššaukia intostralinę okliuziją. Которая вызывает Tai vėžinis auglys ir jis aiškiai raudonas. раковая опухоль. И она заметно красная. Мы промоем ее. Mes jį praplausime. Я считаю, что красный цвет– последняя стадия реакции организма. Aš skaitau, kad raudona spalva tai organizmo reakcijos paskutinė stadija. e apparentemente è rosso. Poi dopo però, andando avanti con dei lavaggi preliminari, piano piano si vede cosa c'è sotto il rosso, che secondo me Čia matome, kai vieta praplaunama paprastu Как vandeniu место промывается ir обычной palaipsniui водой. tampa matomos baltos grybelių kolonijos. И постепенно становится Čia заметно, puikiai matome как grybelių agresiją ir kaip audiniai reaguoja į grybelių отчетливо masę. видно агрессия грибков Pasiekmėje ткани užkimždamos реагируют žarną. на грибковую массу. Застопориванием кишки вследствие этого. l'invasione fungina è questa che determina la reazione di difesa che porta alla massa totale e questa che Если взглянуть дальше, Jeigu абсолютно pažiūrėsime белые toliau, колонии. absoliučiai baltos kolonijos. Если мы Grybelių продолжим kolonijos. колоноскопию, здесь опять Jeigu видно pratęsime kolonoskopiją, čia vėl matysime grybelių kolonijas. sono appunto le colonie fungine e si va avanti in questa, diciamo, con questa coloscopia, ecco si vedono bene le colonie, e in questa, appunto in questo periodo, il 26 aprile, viene fatta un trattamento 26 balandžio 2002 metais pradėtas gydimas 20 procentų natrio bikarbonato tirpalu. Tai yra 200 gramų natrio bikarbonato vienam litrui vandens. Mes pratęsime ir pamatysime, kas bus atlikus praplovimo natrio bikarbonatu. il giorno dopo, già da lontano si comincia a vedere che l'intestino si apre, avvicinandosi,
dopo un giorno si vede che Sekančią dieną, 27 balandžio, mes matome, kaip atsiveria žarnos kanalas. Как Auglio открывается masė кишечный sumažėjo канал. ir kanalas vėl Видно, как atviras. это место увеличилось на следующий день. voglio sottolineare che Масса уменьшилась, и кишечный канал вновь открыт. terminato da colonie. Я хочу Aš noriu pabrėžti, kad auglys atsirado dėl baltų kolonijų. Gydytoja klausė, jūs norite pasakyti, kad nenormalus ląstelių dauginimasis neturi įtakos auglio atsiradimui. Nenormalus ląstelių dauginimasis yra prasimanimas, hipotezė, nepatvirtinta išsamiais tyrimais. Kad parodyti dar kartą, kaip atrodo vėžio auglys, mes pažiūrėsime bronchoskopiją. бронхоскопию. Per kvėpavimo takus mes pateksime į bronchus. Зайдем в бронхи. Здесь Čia kvėpavimo takai atsišakoja. Mes iš lėto leidžiamės žemyn ir matome, kaip atrodo plaučių vėžys. Šiuo atveju adema karcinoma. аденокарцинома. Здесь видно, как пациент Čia matome, kaip pacientas kosėja dėl atliekamo tyrimo. Čia matome baltą masę. белая масса. Ir šiuo atveju auglys yra iš baltos masės. Опухоль состоит из Toliau белой vėl массы. matome baltąją masę. Далее вновь видна белая Matome масса. 4 bronchus su balta mase. Pažiūrėkite, štai dar viena. Гляньте, Gerai вот matoma еще одна. šioje bronchoskopijoje. Хорошо видна на этой бронхоскопии. Опухоли Augliai visada balti. Вот виден еще Štai один matome бронх dar vieną белой bronchą массы. su balta mase. Если продолжить, цвет станет еще яснее. Смотрите. Это фотографии Šita bronchoskopija tai vienas iš 4 seansų, gydant natrio bikarbonatu. бикарбонатом Čia vėl matome baltą vėžinę masę viename iš bronchų. Dopo di sodio, guardate anche quest'altra massa e praticamente qua Здесь вновь видна такая же белая масса в одном из бронхов. Раковая опухоль. Сейчас Dabar мы перейдем pereisime к prie фотографии kito video другой bronchoskopijos. бронхоскопии. così entra lo stesso sempre trachea, Видна воздушная Matome трубка, kvėpavimo takus, основной бронх pagrindinį bronchą ir išsišakojimus. Ir po 4 seansų, gydant natrio bikarbonatu, бикарбонатом baltų натрия auglių mes daugiau nematome. больше не видна. Ее нет. Jų tiesiog nėra. Описывает Tai yra aprašyta ir mano knygoje. это грибок. Vėžys tai grybelis. Но эти фотографии Bet šie vaizdai labiau akivaizdus. жидкость, которую Skystis, видно, kurį matome, это бикарбонат tai натрия. natrio bikarbonatas, Белая масса o baltoji masė iš bronchų pradingo. после 4 сеансов Viso labo 4 praplovimai. полностью исчезли. Всего 4 промывания. il bianco praticamente non si vede più. Beh, solo 4, ecco che prima c'era qui. Обычно Paprastai reikia 3-4 praplovimų, kad sumažinti baltų kolonijų skaičių. Ir po 4-5 seansų jos išnyksta. сеансов они Šiuo исчезают. atveju užteko 4 seansų, Здесь хватило kad juos 4 visiškai pašalinti iš bronchų. чтобы полностью удалить их из бронхов. Ma sono stati sufficienti per la pulizia completa. Adesso vediamo un'altra immagine, un'altra Mes dar pažiūrėsime kitus video. laparoscopia, cioè si entra dentro, Čia atliekama teraskopija Проводится ir mes įeiname į krūtinės lastos vidų. и мы Krūtinės смотрим lasta visa внутрь balta. грудной клетки. Ir čia Грудная balti клетка augliai. совсем белая, Pažiūrėkite į šias kolonijas. белая. Baltos kaip lemputės ant На lubų. эти нагромождения. Белые, как лампы на потолке. Net kolegos daktarai dažnai į jas nekreipia Они dėmesio, не смотрят на эту o jas белую būtina массу, ištirti. замечают ее. Важно исследовать. Ir būtina prisiminti apie jų spalvą. Необходимо не забывать о цвете. Po savaitės endoskopija turės duoti konkretų rezultatą. Определенный результат. И мы видим, Ir mes matome, kad krūtinės ląstelės vėl raudonos. все отлично Viskas очищено. puikiai išvalyta. Это не опухоль. Tai ne auglys, o krūtinės audinio reakcija į gydymą. Dabar mes įeisime į krūtinės ląstą iš kito taško. Viskas, kas sveika, raudonos spalvos. Хорошего красного цвета. Natrio bikarbonatas sunaikino viską, kas buvo balta. Бикарбонат натрия уничтожил
уничтожил все белое. Auglys visada būna baltas. Atlikę teroskopiją, pereisime prie gastroskopijos. Мы перейдем к фотографиям гастроскопии. Vediamo adesso, questa è una gastroscopia, guardate, questa gastroscopia di una persona affetta da tumore dello stomaco, si rivedono, Сейчас мы смотрим на гастроскопию. e c'era un collega, Tai skrandis Это paciento, желудок kuris turi пациента с auglį. опухолью. И здесь вы видите белые Čia jūs matote baltas kolonijas. Один мой коллега из Северной Vienas mano Италии kolega как-то сказал, iš Šiaurės Italijos kartą pasakė, jeigu aš matau paciento skrandyje grybelį kandidą, mano diagnozė vienareikšmiška – vėžys. на человека Klausia всегда gydytojo, нападает грибок žmogų кандида? puola visada Или grybelis существуют kandida, другие грибки? ar egzistuoja ir kitos rūšys? che determina le infezioni fungine e anche i tumori nell'uomo. Atsakymas – kandida sužadina ligas ir auglius. У людей. Tai visada grybelį kandida, o visi kiti grybeliai yra giminingi grybeliui kandida. Klausia, kodėl tai nebuvo atskleista anksčiau. Grybelių infekcijos žinomos daugybę metų. Kodėl niekas neatskleidė, kad kandida yra vėžio priežastis? Причиной рака. Individuata nei reparti oncologici con il costante rinvenimento. Grybelis kandida visada randamas pas pacientus. Его находят Jį у aptinka 97-98% pas 97–98% pacientų. Il problema è che l'interpretazione che è sbagliata, perché si pensa che il tumore debiliti la persona. Каждое исследование Svarbu teisingai paaiškinti. как кандида. Neteisinga manyti, kad pirmiausia atsirado vėžys, o vėliau kandida. Сперва появился рак, а затем Mano hipotezė – pirmiausia atsiranda kandida, появляется patenka į organizmą ir sukelia auglį. Grybelis kandida jau yra. Svarbu teisingai paaiškinti. важно правильное объяснение. O kaip tie vėžio tyrimai, kurie atliekami Всем кажутся ir visiems atrodo autoritetingi? гистология Atsakymas – histologijoje aprašyta tik tai apie tai, kaip audiniai bando apsiginti nuo grybelio agresijos. Если грибок Jeigu grybelis sunaikina audinius, audiniai sukurs papildomų ląstelių, для kad предотвращения užkirsti kelią prasiskverbimui. Например, если кандида Pavyzdžiui, находится в печени, jeigu kandida yra kepenyse, гепатокарцинома. atsiranda hepatokarcinoma. В мозге подобное проникновение Smegenyse вызывает analogiškas prasiskverbimas iššaukia gliobastomą. Bronchuose mezotelioma. Nėra nė kalbos apie nenormalų ląstelių dauginimąsi. деление клеток. Tai apsauginis mechanizmas. Защитный механизм. Tai yra esminis dalykas. Суть онкологических Onkologinių tyrimų esmė. Kokį vaidmenį atlieka žinomas anomalinės genetinės ląstelių dauginimasis? Secondo me possono essere delle reazioni Aš manau, to neegzistuoja. не существует. Ląstelių dauginimasis tai reakcija į ekstremalų spaudimą, Минимальное давление. kurį suteikia audiniams šansą atsilaikyti grybelio įsibrovimui. Грибковому вторжению. senza andare nel tumore o nella candida. Несомненно, Be jokių abejonių, ląstelės auga, kad galėtų apsiginti, чтобы сопротивляться, kad galėtų pasipriešinti grybeliams. они делятся. Jos dauginasi, kad pasipriešintų įsibrovimui. Bet jos nėra vėžio priežastimi. Причиной рака. Jūsų atradimas visiškai paneigia onkologinių tyrimų pagrindinius punktus. Что вы советуете? Ką jūs patarsite? Koks turi būti sprendimas В чем решение, jūsų по nuomonė? вашему мнению? Atsakymas – sunaikinti grybelinės kolonijas, kurios iššaukia vėžį, bet ne įprastų gydymų. Pati efektyviausia priemonė kova su grybeliais šiuo metu yra natrio bikarbonatas. Jį būtina naudoti teisingai, sunormuota, Дозировки. Как можно глубже. kaip galima giliau audiniuose, kad jis galėtų tiesiogiai kontaktuoti su grybelių kolonijomis. Как мы уже Kaip видели, mes jau в matėme. клетке и в бронхах. Ir pasikartosiu, natrio bikarbonatas Напрямую контактировать turi с тканью. tiesiogiai kontaktuoti su audiniais. Tai labai svarbu. Но это очень нужно.
Todėl jau 100 metų tyrinėjimų neįsprendė šios problemos. Kasmet nuo vėžio miršta virš 8 milijonų žmonių. Daromi kažkokie eksperimentai, jie patenka į naujienas, tačiau tos naujienos, atsirandančios kas 4-5 mėnesius, dar nedavė jokių rezultatų. Reikia prabusti ir atsimerkti, kad viskas, ką skaitome naujienose ir matome per televiziją, iš esmės yra melas, kurį diktuoja valdžia. Jie parodo tik tai, ką mums galima žinoti. Aš manau, šioje sferoje gydytojai turi padaryti revoliuciją. Gydytojai puikiai žino, kas daroma ne taip. Žino, kad visi onkologiniai tyrimai yra viena didelė nesėkmė. Žino, kad visi tyrimai yra ištisas melas. Jie turi pripažinti, kad per 100 metų nieko nepasiekta. Kaip Jūs manote, kaip turėtų gydytis vėžio sergantis pacientas? Как вы считаете, как должен лечиться пациент, больной раком? Лично я Asmeniškai aš pasiekiau puikių rezultatų, duodamas pacientams natrio bikarbonato, įvesdamas jį tiesiogiai į kontaktą su grybeliu. Odos vėžiai mes naudojame jodo atrinktūrą. Tai sprendimai kiekvienam pacientui individualiai. Ir mes turime padėti žmonėms suprasti, kad viskas, ką girdime per radiją ir televiziją, manipuliacinė informacija. Mes privalome gydytojus priversti pripažinti, kad jie platina neteisingą informaciją onkologijos srityje. Taigi, mėly lietuviai, kol mūsų valdžia aklai klauso visų pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, tokiais metodais nuo vėžio jūsų niekas negydys. Jūs ir toliau būsite žudomi chemijos terapijomis ir jums bus duodami atitinkami patarimai. Štai kaip šitos organizacijos Pola, kuri imituoja rūpestį sergančiais vėžiu. O dabar pažiūrėkime toliau. Pasižiūrėkite į pasaulio sveikatos organizacijos prezidentą. Čia tas pats? Čia PSO vadas. Eik tu. Tai. Gal Tokia. ne tas pats? Nu kaip, nu jis, nu. Ar žinote, kad šitas žmogus anksčiau yra dirbęs Bilo Geitso fonde? To paties Bilo Geitso, kuris stengiasi sumažinti žmonių skaičių Žemėje. Štai tokios sąsajos. Bet nesistebėkite, kad šiuo metu ir vėžys neišgydomas. Ir taikomi tokie drastiški gydymo metodai, kurie visiškai užmuša žmogaus imunitetą. Nesistebėkite, kad kraujagyslių lygos negydomos. O jūs vis dar šventai tikite jais. Ir dar įdomi informacija apie pasaulio sveikatos organizacijos įkūrimą. Viename aukšto lygio Rusijos valdininkų pasitarime buvo kalbama, štai ko reikėtų pasimokyti iš amerikiečių. Čia kalbama, kad amerikiečiai žaidžia ilgalaikiai perspektyvai. Štai, kada pasibaigė karas, šitie du broliai, Dalesai, vienas CŽV direktorius, o kitas valstybės sekretorius, turėdami visišką priedangą iš Rockefellerio, beje, kuris nesenai numirė, turėdamas persodintą 7 širdį, jie pradėjo tai, ką mes šiandien srebiame. Ir štai pažiūrėkite, tai buvo sukurta organizacija iš Rockefellerio pinigų ir jo artimiausias bendražygis Chisholmas tapo pirmoji pasaulio sveikatos organizacijos prezidentu. Štai jo citata. Kad nustatyti pasaulio valdymą, būtina iš žmonių sąmonės išvalyti individualumą, prisirišimą prie šeimos tradicijų, nacionalinį patriotizmą ir religinės dogmas, tiesos ir melo supratimą, kurie yra vaiko auklėjimo pagrindas.
Pakeičiamas vyresniųjų patirtimi ir racionaliu mąstymu. Štai tikslai, kurie reikalingi pakeičiant žmogaus elgesį. Ir tai yra 48 metų memorandumas. Negaliu patikėti savo ausimis. O gal mano vertimas netikslus? Tiems, kas supranta rusiškai, paklausykite dar kartą originalo kalba. Международная организация здравоохранения. Они ее создали не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него путем вакцинации, чего угодно. И вот посмотрите, это была создана организация на деньги Рокфеллера, и его ближайший соратник и приятель Чиз Холм стал первым президентом Всемирной организации здравоохранения. 48 лет. Вот его цитата. Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы. Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших, то, о чем говорил Никита, рациональным мышлением. Вот запоздалые цели, потребные для изменения человеческого поведения. Это меморандум 48-го года. Jeigu manote, kad šitie Rusijos generolai šmeižia organizaciją, prašau, nepatingėkite ir suraskite internete šitą memorandumą. Originalo kalba. Ir jūs įsitikinsite patys. Aš patikrinau ir turiu išsisaugojęs kopiją. Я думаю, что уже пора начинать общественное движение против существующих методов лечения. Официальная онкология умерла. На уровне философии и науки нельзя продолжать исследования, которые длятся более 100 лет. Это уже не наука, а интеллектуальное мошенничество. Идея о ненормальном делении клетки – это ложная идея. Рак – это не генетическое заболевание.